Rytas prasidėjo palapinėje, pusryčiaujant per lietų. Šiandien suplanavau 290 km maršrutą iki Vestfjordo, pakeliui apžiūrint kelias įdomias lankomas vietas. Orelius pradžio tokia biškė apsiniaukia, bet turėtų būti neblogai. Dabar važiuosim prie bažnyčios gražios. Sakė, ten žydžių levandas ar kokias ten tos gėlės. Važiuoju prie bažnyčios, pasimelsiu savo dievams už geresnius orus, už saugią kelionę, už šeimą, už namus, už draugus, už visus. Ingjaldsholm bažnyčia pastatyta ant nedidelės kalvos, nuo kurios atsiveria plati panorama. Tai viena seniausių bažnytinių vietų Snaefellsnes pusiasalyje. Ši vieta minima Islandų sagose ir turi beveik 1000-metę religinę istoriją. Pirmoji bažnyčia šioje vietoje buvo pastatyta apie 11 amžių, netrukus po Islandijos krikšto. Per šimtmečius čia stovėjo kelios bažnyčios, kurios buvo perstatomos. Dabartinė bažnyčia pastatyta 1903 metais. Ji yra viena didžiausių bažnyčių šiame regione. Helisandur nedidelis, bet labai savitas miestelis Snaefellsnes pusiasalio šiaurinėje pakrantėje prie Breiðafjörður įlankos. Jis garsėja žvejybos istorija, gatvės menu ir vaizdais į Snaefellsjökull ledyną. Helisandur šiandien vadinamas Islandijos gatvės meno sostinė. Jame 10 spalvingų freskų ant pastatų, kūriniai vaizduoja žvejus, paukščius, mitologiją, gamtą. Freskos nuolat atnaujinamos ir kuriamos tarptautinių menininkų. I need you to do something for me. I need you to let me go. You have to let me let you go. In another life. Netoli Helisandur miestelio, prie 54 kelio, yra Saxhol krateris. Tai pelenų tipo ugnikalnio krateris, susiformavęs per gana neseną geologinį laikotarpį. Jų amžius apie 3000–4000 metų. Tai viena iš nedaugelio vietų Islandijoje, kur galima saugiai ir lengvai užlipti iki pat kraterio krašto. Kraterio skersmuo 120 metrų, aukštis 109 metrai virš aplinkinių lavos laukų. Nuo jo matosi plati panorama, bet ir vėjas jaučiasi dar labiau. Tai buvo labai šalta.
debesis, kokiam aukštį, visiškai šalia ranką pasiekime, atrodo. Ir ten jau žemiau jūra, 2 uolas ir pakrantė. Londrangar – tai 2 didžiulės bazaltinės uolos jūros stulpai, stūksančios Atlanto vandenyne Snaefelsnės pusiasalio vakarinėje dalyje. Jos laikomos senovinio ugnikalnio krateryje likusiomis bazalto liekanomis. Didžioji uola 75 metrų aukščio, mažoji uola 61 metrų aukščio, amžius apie 7000 metų. Islandų mituose sakoma, kad uolos buvo troliai, saulės šviesoje virtę akmenimis. Čia viena svarbiausių jūrinių paukščių perėjimo vietų – peri kirai, krankliai, fulmarai. Snaefelsnės regionas laikomas itin turtingų Islandijos mitologijos ir sagų regionu, todėl Arnarstapi miestelyje stovi monumentas Snaefelsnės bardui, senųjų laikų poetui, pasakotojui, sagų ir liaudies dainų kūrėjui. Tokie žmonės perduodavo istoriją, mitologiją ir legendas iš kartos į kartą, be jų nebūtų išlikusios sagos ir mitai. Paminklas pabrėžia žodžių ir atminties svarbą, pagerbė Islandijos žodinę tradiciją, kuria labai remiasi Islandijos kultūra. Nuo paminklo atsiveria puikus vaizdas į apylinkes ir vandenyną. Ir dabar reikia kirsti nuo pietinės pusės pusiasalio į šiaurinę. Kelis skersai kalnų einu. Bet čia nedidelis atstumus. Ir svarbu, kad lietaus labai nebūtų. O kokie juodevinai. Ir va prošvaistis biškį saulutę pašvitam. Čia labai populiaru su žirgais žygius daryti. Tai va, jo į grupelę su žirgiukais, islandiškais, kad ir koks oras, niekam. Pas mane dabar čia lašnoja, tie debesis va tokie, bet jie joja. Čia krioklys teka, čia kelias į kalną, palei šlaitą kyla. Stabtelėjau kavos atsigert. Tokioj gražioj vietoj. Kalnas. Samanots. Didžiulis vandenins ir važiuojam toliau. Buvo parašyta Velkommen to Grundarfjordar. Įspūdinga pradžia. Koksai vulkanas priekia matos. Nėra vienodų vaizdų saloj. Panašus, bet ir labai skirtingi. Ir matau apšvietimą nuo saulės, nuo debesų. Viskas labai skiriasi. Kirkjufellsfoss – vienas labiausiai atpažįstamų Islandijos krioklių, nes jis yra Kirkjufell kalno papėdėje, į kurį nuo krioklio atsiveria įspūdingas vaizdas. Vanduo čia krinta keliais srautais, o fone stūksantis kūgio formos kalnas sukuria tobulą instagraminį vaizdą. Aišku, per lietų ir šaltą vėją nebuvo labai smagu pasivaikščioti, bet čia vietą būtina aplankyti.
Berserkjahraun. Tai vienas įspūdingiausių lavos laukų Islandijoje. Šie lavos uolienų dariniai susiformavo prieš 1000 metų, kai iš ugnikalnių įsiveržusi lava tekėjo Islandijos paviršiumi. Vėsdama jis sustingo, sukurdama aštrias, banguotas ir net skulptūras primenančias formas. Juodos bazalto uolos apaugusios samanomis šiandien atrodo tarsi kitos planetos kraštovaizdis. Ką tik tais Lenkus du sutikau, vyresnis žmogus rusiškai bent suprant ir pasikalbėjom, atsakinėjęs lenkiškai aišku, bet susišnekėjom. Ir jaunesnis tai visai nekalba, net šalmo nenusijėmė. Jie irgi važiuoja taip pat į vakarinę Vestfjordą, tai dar tik tuo pačiu keltą atsikėlė, tuo pačiu išplauks aišku. Tai dar susitiksim greičiausiai. Smagu pasikalbėti. Prieš tai čia buvo biški lietus, užėjęs, tai kamerą buvau išsijungęs. Tai dar prie Krioklekėj buvau. Sutikau lietuvės iš Panevėžio, moteriškės. Ir jo čia keliom dienom tik atvažiavusias, bet įsikalbėjom, kad išskrenčia namo. Ir vyną turėjo 3 litrus, tetrapaką iš oro uosto nusipirkę. Tai man pardavė už 30 eurų, 3 litrus vyną turiu. Tai dabar kaip vaistus dozuosiu ir vakariais susišildyt bus. Tai ir va, kelias duoda, arba ratėm. Dabar nusistačiau kažkokį tašką už 130 km. Nei pats nežinau, kur važiuoju. Važiuoju ir tiek. Ieškosiuos kempingą, kai būsiu karčiaučiau. Dabar kas čia yra 3:30. Dar kokias 2,5 valandas galiu važiuoti iki įsikūrimo. Čia toks žvyrkelis, aišku, jis geras. Irgi va, gali greitai važiuoti. Tai vaizdai irgi nesikartojantis ir varom. Vėl bažnytėlė. Vėl mintimis padėkokim už viską, ką turim, kad kelionė sektus laimingai ir visiems aplinkiniam būtų gerai. Gyvenimas gražus. Persiverti per kalną kokį ir vėl vaizdas, pamatai. Nuo viršaus tada atsiveria. Įspūdingai atrodo, kai jūra. Visokias salikės, bet va, niekad nežinai, kas už to kitą kalną bus. Dabar čia vėl kilsime viršų. Ir parašyta Blinheada, vadinasi akla zona. Laikomės arčiau dešinės. Opa, ir štai kaip mes aukštai.
tokiu keliu važiuosim per vandenį. Taigi, šiandien aš savim didžiuojuosi. Labai gerai pasirinkau maršrutą. Nuo ryto aplankiau kelias tas lankomas vietas, aišku, biškį orus nepasisekė, bet nesvarbu, čia jau įprasta. Bet dabar pagal orų prognozę atvažiavau irgi pasirinkau, kur neturėtų būti lietaus, kai bus, tai bus matyt, nes čia tikėtis yra iš viso nesąmonė. Bet ir vėl atsistoju į tą savo maršrutą, grafiką, sakykim, kad vakarinę Vestfjordūrą tą važiuoti iš anos pusės šiaurinės ir rytoj jau šils temperatūra tenais, nes šiandien tai buvo dabar 8-9, rytoj jau gal 11-12 turėtų būti. Ir vėl per porą dienelių visi kapstysim iki pietų pusės. Viskas labai neblogai. Vakaras Holmavik miestelyje, kempinge už 16 eurų, buvo ramus, be vėjo ir lietaus. Pasivaikščiojau aplink, pabendravau su katinais ir pailsėjau. Rytoj laukia kelias aplink vakarinius fjordus.